būna futbole tokių rungtynių, kada jau taip fatališkai nesiseka, tai šitos, manyčiau, buvo vienas iš tų, kad labai ilgai negalėjom įmušti įvarčio, bet momentų sukūrėm tikriausiai, kurių užtektų 3 rungtynėm, bet reikia pagirti ir Spyrio komandą, kuri su pasiaukojimu gynėsi, ir ypatingai jų vartininką, kuris šiandien tikrai iki pat rungtynių galo buvo uola, kuri tarsi magnetas sugerdavo visus kamuolius. Bet džiaugiamės, kad pavyko nugalėti, ir ypatingai, kai neįmušam pirmo įvarčio, galbūt toks nervingumas, laukiam, kada jisai įkris, ir įmušus pirmą įvartį, atrodo, nuo žaidėjų pečių nukrenta atsakomybė, ir tada prasideda toks žaidimas, kurį norėtumėm Žalgirį matyti žaidžiant visas rungtynes. Kas liečia dėl klaidų, tai paprasčiausiai žaidėjo prašom, kad tokiose rungtynėse, kad kuo daugiau būtų rizikuojama, kuo daugiau žaidžiama į priekį, kad tie žiūrovai, kurie ateina pažiūrėti, kad jie tikrai liktų patenkinti, kad būtų daug momentų ir kad matytų gerą kovą. Būtent dėl to galbūt kartais atsiranda ir klaidos, nes mūsų centro saugai visą laiką stengiasi žaisti į priekį, neieško lengvesnių sprendimų, todėl dėl to jos noris tik tai pagirti. Donovanas Lingardas, tai kaip jau nekartą yra kalbėta, kad tai tik tai laiko klausimas, kol jisai įeis į tą savo geriausią formą, fizinės kondicijas, nes tai jokių abejonių yra labai aukšto lygio žaidėjas, kuriam tik tai reikia truputį laiko, kad galėtų pilnai atsiskleisti, pažinti komandos draugus, pritapti, aklimatizuotis. Ir manau, kad ateityje matysim tik dar geresnį jo žaidimą. Šiek tiek nustebino, kai pamatėm rungtynių protokolą, tačiau Spyris ir prieš tai buvusiose rungtynėse Vilniui irgi turėjo panašią komandą, kada nežaidė porą pagrindinių žaidėjų, tačiau matosi, kad jauna ambicinga komanda, vaikinai tikrai rodo labai daug noro, ir jeigu kažkas abejojo jei sezono pradžioj, dabar jie visiems duoda kovą, tačiau vėlgi rungtynės buvo, galima sakyti, iki pirmo įvarčio, nes tiek pirmam kėliny, tiek antram kėliny sukūrėm labai daug momentų, kuriais paprasčiausiai nepasinaudojom. Tai man atrodo, jeigu tu patenkintas sėdėdamas ir nežaisdamas Žalgirį, tai kažkas blogai, bet aš manau, kad visi mano žaidėjai turi tą norą įrodyti, ir labai gerai dirba ir treniruotėse, ir būtent tą matom aikštėje, o dėl jų kvalifikacijos, tiek dėl Seržo, tiek dėl Elivelto, ir tas pats Eliandro prideda su kiekvienom rungtynėm, manau, kad negalima net abejoti, kad ir kas ką besakytų, ir šiandien eilinį kartą tą parodė. Gaila tik tai tiek, kad Seržas kol kas turėjo daug problemų su sveikata ir negali pilnai parodyti to potencialo, nes tai yra žaidėjas, kuris turi labai didelį potencialą, ir šiandien buvo galima to įsitikinti. It's a good game. We know what we have to do. We know that they're gonna come standing on half and waiting for counter-attack. But in this kind of the game, the most important was to score the first game. After the first game, everything's going well, like usual. But it was difficult in the end, because the problem is that we don't get nervous. So it's going well in the second half. We keep going, keeping the ball like we wanted, and just score this first goal will give us the game. As you know, I have many problems since the beginning of the season. I'm not fit, some problems. So today I was not fit to start the game. So it's better like this, to come in the game and to help the team like this, because starting from the beginning doesn't I'm not at 100% to give my best to the team. So coming in like this, it's the best for me, it's the best for the team, because I can give the best for the team. Tikrai belieka pasveikinti Vilniaus žalgiriečius su eilinė pergalė. O mums tikrai buvo gera praktika, mes turėjom savo tikslus išsikėlę, norėjom greičiau, kad įgytų žaidybinės praktikos Lukas Sendžikas turėjo tam tikrą lygą, praleidęs tam tikrą periodą be treniruočių ir žaidybinės praktikos. Taip pat 2 vidurio saugai, taupėme Igną Dedūrą, kuris turi 3 korteles. Taip pat Andrius Velička negalėjo šiandieną dėl traumas žaisti.
Tai manau, kad tikrai mes savo tos tikslus pasiekėm, na, o po praleisto įvarčio, čia turbūt visų jaunų futbolininkų problema, jie jau netikėjo, kad gali pasiekti lygiasias ir greitai prasileidom antrą įvartį ir po to jau kaip ir sustojo mūsų futbolininkai, netikėdami, kad gali išlyginti rezultatą. Na, be abejonės išlaikyti 90 minučių, kada varžovas visą laiką tave spaudžia, gintis visą laiką. Aišku, ne visą laiką, mes ten turėjom vieną kitą gal neblogą situaciją, jos neišnaudojom, todėl manau, kad kai kurie žaidėjai ir pritruko tų jėgų fizinių, kad galėtume išlaikyti visas 90 minučių. Be abejonės, jeigu būtume pirmieji mušę įvartį, turbūt tas emocinis pakilimas komandoje būtų davęs dar tam tikrą impulsą toliau kovoti, žaisti iki paskutinės minutės ir galbūt ir būtų rezultatas truputį kitoks negu dabar.